Pirmoji Panemunėlio Švento Juozapo globos bažnyčia. Pirmoji Panemunėlio Švento Juozapo globos bažnyčia pastatyta 1771 metais dvaro savininko Juozapo Parafinovičiaus įsakymų ir lėšomis. Jis stovėjo kairėje pusėje šalia dabartinės mūrinės bažnyčios. Bažnytėlė maža. Architektūra paprasta, stačiakampio plano frontonė 2 bokšteliai, stogas dengtas malksnomis. Virš pagrindinių durų ir medinių kolonų stovėjo bokštelis su varpeliu. Bažnyčios viduje tarp stulpų stovėjo dideli 9 balsų su 2 dumplėm vargonai. Išėjus pro didžiasias duris, dešinėje pusėje stovėjo skobtas akmuo su švęstu vandeniu, o viršuje prie sienos nukryžiuotojo Jėzaus kančia. Bažnyčioje buvo 3 klausyklos ir 4 altoriai. Didysis altorius Švento Juozapo globėjo, korintinio stiliaus. Dešinėje stovėjo Dievo gailestingojo brolijos altorius, o kairėje Šventos mergelės Marijos. Šie 3 altoriai turėjo mūrinius pamatus ir medinius stalus. 4 altorius buvo įrengtas prieš zakristiją. Šventoriaus kampe stovėjo varpinė iš 4 stulpų, dengta malksnomis, kabojo 3 varpai. Didžiausias svėrė net 245 kg, mažesnis 67, o mažiausias tik 24. Didysis varpas buvo lietas 1794 metais Karaliaučiuje. Kiti 2 varpai turėjo 1791 metų gamybos datas. Bažnyčios šventorius buvo aptvertas lentų tvora su didžiuliais mediniais vartais ir mažais varteliais iš dešinės, iš kairės ir tiesioginio išėjimo į kleboniją. Senieji panemunėliečiai prisimena, kad pirmoji bažnyčia buvo suręsta iš pelkėje augusių pušų. Medinė bažnytėlė netenkino augančios parapijos poreikių. Nauja, neogotikinio stiliaus iš raudonų plytų sumūryta bažnyčia buvo pašventinta 1911 m. rugsėjo 17 d. prelato Maironio. 1912 m. pavasarį kunigas Budrikas paprašė vyskupijos leidimo nugriauti senąją medinę bažnyčią. Jos tinkama mediena panaudoti tarnų namo statybai, o netinkama kūrui. 1913 metais medinė bažnyčia buvo nugriauta.